pradėjau, kai man buvo 15 metų, tai čia yra 22 metai jau teisėjauju. Pradėjau nuo pačių mažiausių, tai va kaip jūs vaikai, visi nuo pačių mokyklinio amžiaus vaikų, nuo vaikų čempionatų, nuo apskrities čempionatų ir po truputį kilau, kur dabar esu. Tai ar galėtumėt mūsų mažiesiems dalyviams papasakoti, kokios yra klubinių futbolo klubų turnyrai ir po to, jeigu galite, ir pasakyti nacionalinių rinktinių, kokie turnyrai arba čempionatai vyksta, kuriuose teisėjai teisėjauja, o žaidėjai varžosi. Tai jeigu kalbant apie klubinius čempionatus, tai Europoje tai pagrindiniai yra, pats pagrindinis tai yra Čempionų lygos turnyras, taip pat žemiau yra Europos lyga ir UEFA konferencijų lyga. Tai būtent šitie trys pagrindiniai turnyrai. Nacionalinių rinktinių tai yra Tautų lygos turnyras, pat yra atrankinės į pasaulio čempionatą ir taip pat, aišku, praėjus atrankinės yra pasaulio čempionatas ir atrankinės į Europos čempionatą, kur visos rinktinės pradeda ir paskui jau pats Europos čempionatas, pagrindinis etapas, kuris vyksta kas 4 metus. Ar visuose teko šituose varžybose, turnyruose, čempionatuose suteisėjauti? Rinktinių tai atrankinėse yra tekę, pasaulio čempionatuose ir Europos čempionatuose pagrindiniuose etapuose dar nėra, o klubinėse tai taip visuose, nuo Čempionų lygos iki konferencijų lygos visos yra tekę. Vis tiek mūsų mažieji dalyviai tikrai žino ne vieną ir ne du žinomiausius futbolo klubus. Ar galėtumėte išvardyti, kokiem garsiem futbolo klubam tekę teisėjauti rungtynėse, tiek klubinėse? Tai jeigu kalbant apie klubus, žymiausi klubai tai Manchester United, Manchester City, Arsenalas, toliau Vokietijoje tai Dortmundo Borussia, Leverkuseno Bayeris, Ispanijos gal kokiem grandam? Ispanijos tai iš tų, tai Ispanijos pagrindiniam ne, bet Villarealis, Vigo Celta. Ir teko teisėjauti Italijoje irgi, tai Romos Lazio, Atalanta, Prancūzijos ir Bordeaux, Olandijos Ajaxui, PSV Eindhovenui. Kiek suprantu, teko ir sutikti daug žinomų futbolininkų, kuriuos mielai norėtų sužinoti mūsų mažieji dalyviai, kokias teko žvaigždės sutikti būtent šituose turnyruose. Teko sutikti Erlingą Haalandą, dabartinę superžvaigždę, toliau Markusas Rashfordas, iš Cristiano Ronaldo žinoma irgi yra tekę. Čia pat įdomiausias dalykas, manau, mūsų mažiesiems futbolininkams. Tai 4-5 kartus irgi yra tekę teisėjauti. Toliau, iš tų senesnių, tai Zlatanas Ibrahimovičius, kuris jau pabaigęs karjerą. Tikrai žinau, kad jums teko su vienu garsiausių pasaulyje trenerių, Anglijos mieste, gal pasakysite kokiame ir su kokiu tai treneriu būtent bendrauti. Tai 2 kartus buvo tada kaip tik Old Trafforde, nes per vienus metus Manchester United teisėjavome ir tuo metu buvo treneris Jose Mourinho. Tai teko su juo ir pabendrauti rungtynių metu. O ar tenka pabendrauti su žaidėjais prieš rungtynės, po rungtynių, lygiai taip pat su treneriais? Ar yra tokia galimybė teisėjam? Tai tiesiog prieš rungtynės, dar prieš išeinant į aikštę, tu kiek pasikalbi ten, keliais žodžiais persimeti ir tiek. Po rungtynių tai irgi tiesiog sėkmės palinki ir toliau ir viskas tuo ir baigėsi. O tokio bendravimo nelabai būna. Kokios garsiausios rinktinės, žinomiausios rinktinės, kurių rungtynių metu jums teko teisėjauti, gal net yra tokios rungtynės, kurios yra įsimintinos, tarp kurių vyko būtent nacionalinės rinktinės, kuomet žaidė? Praeitais metais teko teisėjauti Olandijos nacionaliniai rinktiniai atrankinės į pasaulio čempionatą. Taip pat šiais metais Velso nacionaliniai rinktiniai, iš tų, čia ir būtų turbūt tos pagrindinės rinktinės, kuriam yra tekę teisėjauti.
Aišku, daug mažesnių rinktinių yra buvo, bet čia tos pagrindinės. Nes Lietuvos rinktinė mes žinome, kad žaidė beveik prieš nemažai kitų Europos valstybių, kaip Ispanija, Vokietija, Portugalija, Anglija. Vis dėlto mūsų rinktinė turėjo nemažai... Vokietija irgi yra tekę teisiauti, bet prieš kokių 10 metų turbūt tuo metu, kai žaidė dar Klose, Mülleris, dar tos senesnės žvaigždės jau. Jau dabar realiai ateina tų senesnių žvaigždžių vaikai žaisti į kitus klubus ir rinktinės. Didžiausią žavesį futbolo rungtynėm suteikia žiūrovų. Ir kuo daugiau žiūrovų, tuo atmosfera stadione yra tikriausiai pati fantastiškiausia ir nuostabiausia. Kur toks labiausiai jausmas buvo užplūdęs, tai siejant tokios rungtynės ir būtent kokio dydžio stadione tai buvo? Iš tikrųjų, tai yra tekę teisiauti ir Manchester City stadione, ir Old Trafforde, ten, kur talpina 60-70 tūkstančių žiūrovų, bet ne visą laiką tas žiūrovų kiekis duoda tą garsą, tą atmosferą, iš tikrųjų, nes prieš porą metų yra tekę teisiauti Kopenhagoje. Kopenhagenas žaidė su Manchester United, irgi Čempionų lygos rungtynės, tai ten buvo gal 35 tūkstančiai, bet tie 35 tūkstančiai duoda tokį įspūdį, kad kaip ten Anglijoje kokiai 60-70 tūkstančių gali būti, nes Anglai ateina labiau kaip spektaklį pasižiūrėti iš tikrųjų, o va tose Danijai, tai atmosfera tikrai buvo labai gera. Ar galėtumėte, Dovydai, trumpai papasakoti, kaip vyksta iki tol, kol žengiate į futbolo aikštę teisėjauti, kaip jūsų vyksta visas pasiruošimas? Tai pasiruošimas, tai aišku, visą laiką vyksta dar prieš tai, tu dažniausiai aikštės teisėjas analizuoja komandas. Aišku, tu pats žiūri tų komandų, būsimų rungtynių komandas. Ir prieš kiekvienas tarptautinės rungtynės, tai yra aikštės teisėjas pristato abies komandas, kaip jos žaidžia, kad žino, ko iš jų tikėtis ir panašiai. Tai tiesiog toks ir tas pasiruošimas yra būtent, tai čia yra būtent pagrindinis, kad susipažįsti su komandom ir eini teisėjauji. Viename straipsnėje teko skaityti, kad turite svajonę būtent teisėjo karjeroje, tai aš manau, kad ir mūsų futboliuko dalyviai norėtų ją sužinoti, kokia tai yra. Tai ta svajonė išlieka ta pati, kad teisėjauti pasaulio čempionate, nes pasaulio čempionatas, tai žinom, kad tai yra pats svarbiausias turnyras iš visų. Tai vadinasi, ne tik žaidėjai, bet ir teisėjai yra kaip ir aukščiausias įvertinimas būtent patekti į šį turnyrą. Tikrai taip. Kiek teisėjai turi skirtingų spalvų aprangų? Teisėjai iš viso turi 4 skirtingas aprangų spalvas. Tai yra pagrindinė, tai yra neatsiejama kaip teisėjo spalva, tai yra juoda. Toliau seka yra geltona, raudona ir priklauso nuo paties modelio. Tai yra, viena modelė yra pilka, kita modelė yra mėlyna spalva. Vis dėlto yra vienas iš tokių taisyklių, kad žaidžiama didžiajame futbole 11 prieš 11, vienos komandos 11 žaidėjų ir kitos komandos 11 žaidėjų. Bet yra tokia taisyklė, kad gali rungtynės pradėti ne 11 prieš 11. Taip. Rungtynės prasideda tik tokiu atveju, jeigu abiejose komandose turi būti po bent 7 žaidėjus. Jeigu yra bent 7 žaidėjai, tai varžybos gali būti vykdomas. Jeigu, tarkim, rungtynių metu kažkurios komandos žaidėjas gauna traumą, tai automatiškai rungtynės nebegali būti vykdomas ir jos turi būti stabdomas. Tai, kaip ir minėjau, bent 7 žaidėjai turi būti komandoje, norint vykdyti varžybas. Stadione matome kampuose vėliavėlės. Kokia jų yra paskirtis šių vėliavėlių? Tai tos vėliavėlės tai yra pagalba teisėjams, nusprendžiant, ar tai yra užribis, ar tai yra kampinis, ar užribis nuo vartų, ar tai yra tiesiog užribis kamuolio išmetimas iš šoninės linijos. Tai čia pagrindinė pagalba tai yra tokia.
teisėjams, taip pat ir tiem patiems žaidėjams. Irgi kitas dalykas svarbus, tai kaip sakau, kadangi vėliavėlė tai yra aikštės dalis, tai toks įdomus dalykas, jeigu kamuolys pataiko į vėliavėlę ir kamuolys nuo vėliavėlės atšokęs sugrįžta į aikštę, žaidimas yra tęsiamas ir tai yra neuždėtis. Tikrai įdomi taisyklė, nes aš kiek suprantu ir jeigu gerai žinau, jeigu nėra vėliavėlių, tai negali prasidėti futbolo rungtynės. Taip, vėliavėlės yra privaloma dalis, yra vėliavėlės, taip pat kaip futbolo vartai, tai yra neatsiejama dalis irgi. Dovydai, turiu aš tau iššūkį, kaip ir prieš tai tavo turėjusiem kolegom, tau reikės dabar per 5 sekundės išvardyti 10 Lietuvos aukščiausios lygos klubų, tai sveržančių šį sezoną. Pasiruošęs, Dovydai? Taip. Ir pradedam. Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris, Hegelman, Džiugas, Dainava, Panevėžys, Riteriai. Laiks. Puikiai, iš tikrųjų daugiau negu pusė komandų, tikrai smagu žinoti. Ar visom šiom komandom teko teisėjauti? Taip, visom. Su mumis buvo futbolo teisėjas, turintis FIFA kategoriją, Dovydas. Mėly futboliukai dalyviai, linkiu jums sėkmės naujame futbolo sezone.